Sveiki, šeštadienio rytas, penktadienį praleidom, ne visada būna nuotaikos. Šeštadienio rytas atsivežiau vištelėms. Atspėkit, kas čia? Kas čia? Dėžė, kas čia? Dėžė su pelenais. Kur tai prisiminiau, kad kažkada senoliai vištom duodavo maudytis būtent pelenuose. Taip jie išsivalo, paukščiai išsivalo taip nuo parazitų. Tuo pačiu, jeigu randa kokį angliuką, tai jeigu viduriavimas būna, susitvarko virškinimą, tai galvoju, kodėlgi nepabandžius. Labiau, kad pelenų yra, kai verdam jom bulves, tai verdant bulves, pelenų vis tiek atsiranda. Pelenai yra švarus, mes nekūrenam jokių ten dažytų paviršių, yra grina malka, skroblas. O, katytė pavajėdė jau, kur tu? Katė, o, tupi, jau laiminga, kad tik pamaitinta. Oras geras, nors kad ir saulutė nešviečia, bet truputį yra saulės, bet jinai nėra tokia jau šilta. Bet užtat tai vėjas nepučia, sniegas nesninga, biški minus apie 5 laipsnius minuso. Einam pažiūrėsim, ar pas juos šilta, nunešim pelenus, atnešim maitinsim, palesinsim, patikrinsim, ar turi vandens. Ir šiandien planuose reikia susitvarkyti būtinai, reikia susitvarkyti tas eglutes, kurias aš sutvarkiau ketvirtadienį vakare. Kaip sutvarkiau, nuverčiau ir supjaušiau. Šiandien suvešim, šakas sukurensim ir jeigu bus laiko, pradėsim kažką daryti su to pastatėlio statyba, kurią rodžiu. Ką vištos, jau laukia, toj. Įdomu, kaip čia bus su jūsų tais pelenais. Tai parodysim. Dėžė yra naujas daiktas vištelėm, jas dar prie jo neįpratę, biški prisibijo. Aš einu, atnešiu jom lesalo, o jūs pastebėkite, ar jos čia lys į tos pelenus ar nelys. Man pačiam smalsu, po to man papasakosit. Aha, matau, kaimynas atvažiuoja. Važiuoja kaimynas. Einam, tai paleisim višteles. Pakalbėsim su kaimynu ir nuspręsim, kas šitą toliau bus. Sveiki visi iš ryto. Senai nesimatėm. Šiandien sekmadienio ankstyvas rytas. Arklis bėga, šalta, 6,5 laipsnio. Pamenat laikus, mano amžiaus žmonės, gal biški ir jaunesni. Pagrindinė apsipirkimo vieta būdavo kas? Gariūnai. Lėkdavom visi gariūnus. Vaikštodavom ant tokių kartoninių paklotų, atsistoję be batų žiemą prie -20, matodavomės kelnes. Tada derėdavomės, tada ten kainuoja, tarkim, 70, susiderėdavai dar litais. Jo, litais, atsiprašau. Aha, tada, supranti, susiderė iki kokių 60. Tada, jeigu nepabėgi iš turgus, praeini porą eilių ir kitoj palapinėje randi tas pačias kelnes už 50 pradinę kainą. Pilnas nervose, atgal jau nesinori grąžinti. Ir tada jau aš taip išmokau daryti, kad atvažiavai, žinai, ko tau reikia, nusipirkai ir išvažiavai. Nes jeigu ziliosi, tai tikrai ką nors rasi tokio, kur susinervinsi ir bus diena sugadintų. Ir aplamai tas rytinis toksai važiavimas apsipirkti gariūnus, tai būdavo man tai kančia, todėl kad visą dieną susigadina ir, žodžiu, ten ziliot šiaip sau nėra ko. Tai dabar važiuojam ne šmutkiu, važiuojame trašų barstytuvo. O tai kaip keičias laikai, anksčiau važiuodavom šmutkiu, o dabar jau kažkokio tai kitokio padargo. Pasirodo, ir gariūnas yra tokių dalykų, niekada nepagalvočiau. Bet yra kaip yra. Tai suderėjom, kad 8 valandą turim susitikti, pusę 8 išvažiavau, saulutė kyla, gražu. Nupirksim
arba 2 arba 300 litrų barstytuvą. Nu ir tada jums jį parodysime. Nepabėkit. Taigi, Gariūnuose viskas labai greitai. Jeigu tu esi atsitaręs su pardavėju iš anksto, paaiškino kelią, brūkš, tai vidui važiavom, pasikrovėm. Va jisai, ai, kaip saulutė šviečia gražiai. Va ta visa didelė bačka, 300 litrų. Galėjau imti ir 200, bet taigi, kad tas dydis nepamaišys. Jeigu tiek nereikės, tai tiesiog nepilsime tiek. O jeigu reikia kitą kartą grįždinėti dėl kokių 50 kg ar ten 500 litrų tų vadinamų, labai nesinorėtų. Paėmėm 300, saulė šviečia. Žodžiu, niekada nepagalvočiau, kad Gariūnuose galima nusipirkti žemės ūkio technikos. Nu, bet pasirodo galima. Aikštelė nedidelė. Prekiauja toksai Tadas. Tada buvom susiskambinę iš telefonu. Prekiauja jisai Prakuvokiai, dar turi savo aikštutę. Jei kam reikės kontaktų, parašykite, parašysiu jo telefono numerį. Čia šaunuolis, ačiū tau Tadai. Tadas apie tai nežino, kad aš dabar jau jį čia reklamuoju, bet man labai patiko žmogus, tikrai. Tikrai šaunuolis, geros jam prekybos. Tai iki pasimatymo ūkyje, važiuojam, šiandien bandysim dar statyti, iškelti, gal pasimatuoti gegnės. Tos gegnė, nors vieną gegnę susimatuot, pasižiūrėti, pasidaryti šabloną ir pagal ją tada bent susikiauti visas kitas. Taigi dar kartelį iki pasimatymo ūkyje. Iš Vilniaus grįžom, išsikrovėm, visą laiką nosį reikia pasivalyti. Išsikrovėm trąšų barstytuvą, padėjėjai mano nepanoro filmuotis, tai neparodysiu kaip iškrovėm, bet tai čia tiesiog iš bagažinės išlupam ir viskas. Pasišėriau, pasilesinau višteles, šiandien visų laikų rekordas, nu čia tiksliau antirekordas, 7 sudaužyti kiaušiniai. Suskaičiavau, tai nesuprantu, ko aš jiem nedaduodu, lyg tai ir žuvies taukų gauna, ir žalumos gauna, ir grūdo, pilno grūdo gauna, ir kombinuotų pašarų gauna, ir kriauklių gauna, o vis tiek būna kartais su minkštu labai lūkštu kiaušinis, jos patrepsėdamos ir sutrina. Vakar susivežiau jau eglutę, va šitos, kur yra plytos raudonos, parsiduos, turiu pirkėją, atvažiuos kitą savaitę, šiandien biškį reikia pakapoti eglutės, užsikursim pečiuką, mūsų gamtoj niekas nenueina pernelyg kažkur, va buvo eglė, po to ją kažkoks tai vabalas sugraužė, tada aš ją nukirtau, tada supjoviau, suvežiau, dabar sukaposim, nešim į pečiuką ir bus šilta, ne vien tik man, bet ir katinėliui. Katinas kažkur pabėgo, oras geras, tai nuvarė gal papiliaut, toks laikas. Tai ką, dirbam, senai nesimatėm, nu, kažko tai labai čia žiemą neprirodysi, bet ką veikiam, vis tiek pasirodom. Eisim dar po to, pasižiūrėsim, ką čia per tas 2 savaitės turbūt, kiek čia aš laiko su jumis nebendravau, bet per tą visą laiką aš ir netikrinau skaitliuko, tai va, įdomumo dėliai pažiūrėsim, kas ten su tos elektros sukimu. Daug nekaposim, pasikaposim tik tiek, kad užtektų šiandien prasikurt. O, kaip gerai skyla, sausas. Nu, eglė skyla, nors gal nedaug šakų dėl to. O, taip. Senai nekapojau. Jau kažkuris laikas namie kūrenam granulėm. Nebereikia jau malkų kapot. O, nenori, per daug lengvai. Stipriau, o taip. Va, nu, ir šaka atsiranda. Kur yra šaka, ten jau su skilimu būna sudėtingiau. Nu, blemba, ko aš čia bijau, reikia giduot. Kad jau nepasirodytų maža. Bet su to nepasirodytų maža gali pati nekalatys kilt. Ai, blemba, nepataikiau. O taip. Gerai, užteks čia šiandien prasikursim. Daug nereikia. Susikaposim kitą dieną. Taigi, neleidžiam šalčio.
Tuoj pasikaposim, biškai pasismulkinsim. Užsikursim pečių, kad visiems būtų šilčiau. Malko sausas. Šilinį kartą nusisukęs. Smalėkas turėtų degti. Smala net bėga. Reikėtų nusipirkti tų tabletyčių, kurios... Nu ko dabar? Deg. Nu va, puikiai, tuoj jisai įsikurs čia. Tas smalikas geriau dega negu smulkus mano pakapoti. Ne, nieko nebus. Reikia dar. Aš kad įsidegs. Reikės ir papiriuko. Einam pažiūrėt, kiek elektros. Grįžę pažiūrėsim, ar čia dega ar nedega. Tai va, įdomu pasižiūrėti, kiek šitos elektros pas mus bus. Nu, tai nukulniosim ir duosim jums ataskaitą. Ar čia labai jau baudžia mane įgnytis? Ar dar, kaip aš sakiau, išgyvensim. Reikia paimti trakčiuką. Laukia su stulpai savo eilės, vasarį. Grįšim iš atostogų. Braškytės jau nudžiūvė, biškis stirnas jas pavalgė. Čia va kabeliukas ėjo. Pavasarį, kai jau grįšim, kovo vidurys bus. Tai tikiuosi jau bus galima kažką gal dar daryti, gal. Nu, žiūrėsim, kaip spės atšilti. Čia dar irgi dar vieną eilę braškių sudinsim. Ten yra tolumai laukia grybai. Tik tai bus šilumos, iš karto grybų bus. Nu, dabar einam patikrinsim elektrą. Rakčiuką pasiėmiau. Opinatam 4, 8, 6. Nieko jinai nevalgo visai. Ne, tai buvo 4, 6, 9. Po to 4, 7 beveik. 5, dabar 4, 8, 6. Tai 20 kW nesuvalgė. Tai viskas gerai. 2 savaitės 20 kW net nėra, tai čia jokas. Reiškia, tas tik tai dašildo, ką reikia, gal ten būti švies, turbūt nelabai manęs matysit. Ten tik tai matyt naktį, kiek reikia dašildo, o dieną va, dabar tokioj gražus orai, langas didelis. Reiškia, gal dar žiūrkės ten didelių urvų neišsikasė, neišsirausė tom visam mano apšiltinime. 10 cm vatos yra tam pačiam dumelį. Ir stogas, ir sienos pačia polistirolai irgi 10 cm šiltinta, po to užbetonuota. Tai viskas gerai. Pavasarį gal dar pirksim vištelių biškį. Žiemą nenorėjom, šiaip poreikis kiaušinių yra. Žmonės prašo, žmonės nori, kaip sakant, pirkti tos kiaušinius, už kurios yra užtikrinti, kad tikrai užauginti kaime. O mes kaime jas ir auginam. Tai tas labai populiarus žodis ekologiškai. Bet aš neauginu ekologiškai, todėl kad jeigu auginsiu ekologiškai, reikia ekologinio sertifikato, tai padaryti labai didelis galvos skausmas. Tai aš dabar visą laiką galima sakyti, kad auginam ekologiškai, bet jeigu kas nors paprašys to ekologinio sertifikato, kur aš jį gaučiau, tai aš auginu ne ekologiškai, auginu kaimiškai, kaip aš vadinu. Nededu jokių ten kažkokių antibiotikų, viskas natūraliai. To pirktinio joniškio grūdų kombikormo aš įdedu tik tai labai minimaliai, tokį mažą vieną kibiriuką per dieną. Visą kitą verdam bulves. Jeigu turim kažkokių, turėjom moliūgų, dar biškį yra. Reikės atvežti, dar turiu keletą išsilikusių nuo rudens moliūgų šitų sviestinių, kaip kriaušės, tai atvešim, dar paduosim. Runkelis jau mano baigėsi. Būtinai turbūt sodinsiu pavasarį runkelių. Ir juos reikia paskaičiuoti, kad būtų nemažiau kaip vienas į dieną. Labai gerai lesa. Einam dar pasitikrinsim, ar įsidegė mūsų pečiukas, kad katytei nebūtų šalta. Pažiūrime mūsų katytę, ar nebūtų šalta. Va jos landa ten padaryta, tai čia tas išeina. Aha. Pabiškai bando įsidegti, įsiliepsnos, pabiškai ten pagaus, manau, kad viskas bus gerai. Gerai, dabar jau eisim prie gegnių. Matosim, pjausim, žymėsim, po to kelsim. Pradžiai reikia pakrauti įrankius. O, katytė grįžus. Katytė, eikš pas mane, eikš. Ateik, pasirodyk. O tik gražutė, ateik. Vėl tu mano murmur. Kur lakstrai murmur? Taip, eikš pažiūrėk.
Kokia tu graži, matai? Žmonės tave nori pažiūrėti. Tu mūsų žvaigždė, eik paėsi. Eik. Na ir va, vėl pats nuobodžiausias darbas tai susinešti įrankius. Viską parsineši. Tada reikia susinešti metrai, gulščiukai, plaktukai, suktukai, galvutės, viską tarabaninė į vieną pusę, vakare tarabaninė atgal. Atsitempiam, dar ir diržą tempiamės. Reikės ant ten strižai nepabėgus, kai statėm biškį suvaikščio. Tai parodysiu, sekundę. Oi, paslydau, molis atitirpo. Taip. Va, čia va šitaip, va. Pabėgu į strižainį. Kažkurį vakarą aš čia ją žiūrinėjau. Tai jinai yra į tą pusę, va taip, va. Atsigulus, pasvirus beveik 2 cm. Kabinsim ant ten, va diržą. Kabinsim ant ten, va diržą, va. Ir va taip pabandysim ją sutemti. Prieš tai atleisim visus šitos medvaršius ir šitos medvaršius. Tada, kai susikabinsim, patemsim ir pamatosim. O kaip greitai gamta tvarkosi. Reikia būti atsargesniam, išsiplosiu. Kad neišsiplot. Taip. Išsiimu suktuką tą juodą, kur sakiau. Nu, juodas geras. Reikės patraukti porą comų. Iš tikrųjų jaučiasi, kad gamta nori jau keltis, nori būstis. Iš kur tai užkabinsim. Biškį patrauksim. Virvelę atsitemsim, atsitemsim virvutę. Taigi, atsitipim kitą virvelę. Čia užfiksuota gerai. Ir žainam paryšim. Ai, tai kaip aš čia šitaip, nu. Manau, kad čia įsitem turėtų. O, gerai. Niekas nieko nelaiko. Oi. Nes tai traška. Manau, kad pasiduoda. Tuoj patikrinsim. Įsuksim, o kai susuksim pasileis kažkiek ir pažiūrėsim. Timtelėjau normaliai taip jau. Čia neblogai. Slankstytas varžtas bus bėdų po to. Oi, slydu. Gerai, kaip raketa. Būdant dviese, galima buvo padaryti paprašiau. Vienas pastumė su pagaliu, kitas prisuko ir viskas. Nu va taip ir būna, kai tu darai greitai. Greitai negali daryti, reikia daryti kokybiškai. O dabar rodo, kad idealu. Tai gal tada taip ir paliekam. Vis tiek jau stipriai geriau negu buvo. Aš jau čia per trumpas. Einam katinas kartu. Sargas. Sargas. Lazerį atsinešiau, lazeris nepadės, kadangi žiauriai šviesu, o lazeris per tokią šviesą nerodo. Atsineši, nusineši. Pamatoji, po to jau kaip jauni ir sukitai labai greitai atrodo, kas čia buvo. Nebuvo čia to ir vargo. Bet realiai tai kol pasimatoji, kol pasižiūri, kol prisileidi, kol prisiraši. Pats linksmiausias darbas. Kelsim ir matosim. Gerai, tai einam pjauti. Ir vėl viskas truktų už vadžių, vėl iš pradžių. Per naujo ožiai, per naujo. Ai, dar lentelės griūna. Tada vėl kabelis, tada vėl nutemsimės, tai gegnę pažiūrėsim. 50 atsipjausim, sumatuosim. Tai panašiai, va čia va taip turėtų jaustis gerai. Ir skaityk, iš kokių 3-4 valandų reikės vėl viską atgal su tarabaniu. Ai, koks nemėgiamas šitas darbo laikas šitas, va. Bet niekas nuo to kitaip nepasistatė. Jungsim įtampą. Gerai, kad mes ir įtampą čia turim bent jau. Aha, įsikabinam. Taigi, nuspręsta. Darysim. Diagnės ilgiai 4,70.
Ai, Jėzau, sukabinau. Kas čia man sekasi? Hello, jeigu mane matote. Iš pradžių pirmin, atgal, aukštyn gilin, gilin dešinėn ir nudedu, ne? Juk, atitoj, o taip. Susitiksim. Štai ir vėl sargas pas mane. Sargas, sargas, taip, sargelis, mano murkė. Murkė sargas. Ateina vis mane pasaugot karts nuo karto. Jau sekmadienio saulė. Toj nusileis. Oras šiandien buvo nuostabus. Kažkiek padirbėjom. Čia va 2 gegnės uždėjom. Ten toli irgi 2 gegnės uždėjom. Nu, tikiuosi dar. O čia va dar esu paruošęs, yra pavyzdys, dar atpjauta porą, tai reikia tik užpjauti tas spinelės šitas. Aha, murmur. Čia kontrolierius mane kontroliuoja, jau turbūt sako, važiuok namo gana, jau tu čia man visas pilės išbaidėjai. Ne? Turbūt, kad, nu, teks ją biškį dar paprašyti nulipti. Ką noriu pasakyti, kitą savaitę, jau po kito savaitgalių, išvažiuojame atostogų, tai nežinau, ar čia dar pavyks įdėti video, ar nepavyks, bet kovo 3 aš jau būsiu atostogose, tai jeigu kažkurį laiką būsiu propolės, neišsigaskite, būkite kantrus, parvešiu įspūdžius iš atostogų, iš saulėtų vietų, gal teks ir pažuvauti, nu pasistengsim žiūrėsim. Tai kad iki susitikimų, iki pasimatymų visiems. Katytė, iki pasimatymų? Taip.